darysi. Suprantat, juokauja, bet čia žinot. Bet mes esam žmonijos dalis. Ir jeigu mes juokiamės, mes sveikstam. Aleliuja, dėliuja. Jeigu jūs čia nepakylat ir nevarot pro duris, tai mes sveikstam. Nes gali, ką čia man aiškini, supranti, eisiu į kitus namus, o kitos namus tą patį išgirs. O savęs nepradės. Suprantat? Aišku, čia gražiai kalbu ir daug. Kelionė, aišku kelionė. Bet brangiai viskas nuo minties prasideda. Jeigu net mes minties savo neleidžiam, jeigu mes net neprileidžiam tų minčių, tai kaip tai pasireikš, pasakyk tavo gyvenime? Iš kur? Viskas prasideda nuo minties. Paskui eina į širdį, o paskui tai tampa kūnu tik tai. Tai jeigu tu net neprileidi, jau man tai, ką jau man ten, žinai, jau man nepasiseks, ašgi žinau, ką ten, jeigu visi nemėgsta manęs, ašgi žinau, aleliuja, aleliuja, Dieve, 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 aš toks vargšas, aleliuja, Dieve, Dieve, Dieve. Nu, iš kur tų jėgų jūs pasakyti? Iš kur to pozityvo bus? Neįmanoma, neįmanoma. Kaip tam Dievui įsikišti tokio žmogaus gyvenimą? Per kur ateiti? Užčiaupiam burnas ir savo mintis. Ar lengva? Ne. Pakalbėsim po pusę metų, kaip pavyko. O, tada gal žinai liūdis. Bet jeigu nepradėsim, nu tai apie ką ten kalbėti? Jeigu net nepradėsim ir ypatingai dirbkit tose srityse, kur jau palikot, užmūrijot ir nebelėsit. Ir nereikia. Nes yra tų sričių, kur užmūrijau, tapetą uždėjau, gražiai yra, tegu būn. Ir tada, o ateina Dievas su kūju čiukšt visą sieną, vėl viską kiaurą matos, tai vėl žiūriu. Vėl aš uždedu, vėl plytom, vėl sumūriu, vėl tapetą. Nu, nėra ir nereikia, čia mano gyvenime gerai ir be to. Ateina Dievas čiaukšt vėl. Ane? Suprantat, ir neleidžia Dievas, todėl kad myli, todėl kad nori apreikšti save tavo ir mano gyvenime. Nori pademonstruoti save visose srityse. Ne tik tai, kad išgydymai, ne tik tai, kad sveikata, ne tik tai. Visose srityse. O mes kaip tie, nereikia, nereikia. Aišku, saugiau. Nu, nueikim, užsidarykim tarp 4 sienų, tada žinai, nu, kaip ir būt paprasta, bet, nu, ar labai kas norės eiti prie tokių žmonių? Ar čia bus tas gyvenimas, apie kurį Kristus kalbėjo? Nu, nebus. Juk pažįstam žodį, juk žinom žodį. Ar viskas, jau ką žinai, čia jau yra viskas, jau Dievas daugiau nebeturi tau nieko pasakyti, jau kaip sakant, viską apreiškė tau, viską pasakė, viską paliudijo. Bet tu iššūkį. Aišku, kad ne. Aišku, mes net nepriartėjom prie Dievo apsireiškimų mūsų gyvenimuose. Ne kaimyno, ne pastoriaus, bet mano gyvenime, kuris buvo ten toks ir toks, nu bet jis buvo. Padarykim tos vietos širdžiai Dievui, Dieve, griauk viską. Čia tokį dar klausimą. Ar čia yra visa apstybė tavo gyvenimo? Ką tu šiandien turi, tai jau tu vadini apstybė. Nu, jeigu ne, nu tai davai. Sveiko mąstym, blaivaus proto, sveiko tikėjimo, sutinkamai su Dievu. Bet tik aš noriu daugiau. Aš noriu dirbti. Ką reiškia? Susidursi su kuo? Susidursi su savim. Susidursi su kuo, kad reiks kažką keisti. Susidursi su tuo, kad reikės daryti to, ko tu nenorėsi. Aišku, bet tai ko tada nori? Nori raumenų, nori sveikatos ir niek daryti nenori. Bet taip yra dvasiniam gyvenime. Nori raumenų turėti, nori sveikatos, aš einu į salę, aš kilnoju, suprantat? Tai jeigu neina, tai iš kur tų raumenų bus, iš kur tos stiprybės. Ir jeigu norim keisti savo gyvenime ir galvojam, kad neįdėjęs pastangų, vien malda ir sėdėjimu pasikeis, nepasikeis.
Malda tik tai yra, kad tu užtvirtini, pats save drąsini, stiprini, kad eiti. O keisti reikia man. Ar taip jau, žinai, einam pasišvilpaudami? Labą dieną. Pamokslų nereikėtų. Jeigu eitumėm keisdamiesi pasišvilpaudami ir švilpaudami, jokių pamokslų apie tai nereikėtų. Bet dėja, jų reikia. Bet čia ir yra visas stebuklas, kad Dievas sako, aš vesiu tave, aš būsiu tavo ramstis, aš tau padėsiu. Bet viskas vėl prasideda nuo to, aš noriu, Dieve, to gyvenimo, apie kurį tu kalbi. Ar aš suprantu? Nu, nesuprantu, bet tikrai žinau, kad ne pabaiga. Dieve, tikrai žinau, kad čia ne viskas. Tikrai, Dieve, tikiu, kad Kristus numirė už mane, kad ne taip gyvenčiau. Ar aš blogai gyvenu? Aš labai gerai gyvenu. Aš noriu pasakyti apie tai, kad aš noriu daugiau. Aš noriu pasakyti, kad nereiškia tu, oi, kaip aš blogai gyvenu. Aš noriu daugiau Dievo. Ir visose srityse. Katras sritis pajudės. Čia vėl matysi. Iškyla, žinai, ar bėdos, ar problemos, ar kažkaip tai mintis tik apie tai. Ta Dievas įrodo. Va dabar šitas sritis. Arba tas sritis, kur tu užstrigęs, ir tu mėginai išsikapstyti. Ir ir tau nepavyksta. Aš sakau, sustok ir šaukis tada toj vietoj Dieve. Dieve, padėk man suprasti, kas yra ne taip. Nebūkim tie susitaikėliai, kur, nu ir gana, ar tik tiek Dievo, gana. Ne apie tą Paulius kalba, ne apie tai kalba Paulius. Ką sako, netrokštikite aukštesnių dovanų, žinai, aukštesnių, ne apie tai Paulius kalba. Raštas sako, jei tavo akis, Luko 11:34 sako, jeigu tavo akis sveika, visam tavo kūnui bus šviesu. Jeigu mano akis yra sveika, aš žiūriu į save, žiūriu į kitą ir aš jokių problemų nematau. Ta prasme, ar tai nereiškia, kad tu nematai ką keisti? Aš sakau tai, kad tu nežiūri ir sakai, pabaiga. Tu žiūri save, nu jau čia, amen. Nu jau su šituo, batai. Tu žiūri, matydamas ir sakai, yra viltis, va tą reikia padaryti. Tas pozityvas, tas žvilgsnis Dievo per tave, į tave, į žmogų. Va, kas eina apie kokią šviesą. Jeigu Dievas būtų žiūrėjęs į mus taip, tai ar mes čia sėdėtumėm? Jeigu Dievas būtų taip žiūrėjęs į tave ir į mane, ar mes čia sėdėtumėm? Ar mes apie tokius dalykus mąstytumėm? Jo akis sveika. Jis žiūri šiandien į tave ir į mane, kur aš galiu iškart 10 pasakyti, kur netinku Dievui. Senoji Inga gali greit suvardinti. Bet ką aš darau kaip Dievo žmogus, aš užčiaupiu burną. Nes aš tikiu Dievu, kad aš esu procese. Kad Dievo yra viskas įmanoma. Ir tai pasitrauks. Ir tą akį, kaip sako, aš pats sąmoningai, kad jinai sveiktų. Tas požiūris, tas žvilgsnis iš to negatyvo į pozityvą. A tai reiškia, kad nieko nematau, nieko negirdi. Nesąmonė. Aš matau, kas bus. Aš matau, kad tas žmogus, eidamas su Dievu, aš matau, kad būdamas su Dievu, laikydamasis jo žodžio, kad Dievas turi jėgą jį pakoreguoti, jis nueis. Tai ką tu žinai, kad jis nueis? Aš žinau, kad nueis, nes Dievas veda. Jeigu aš vesčiau, bet ne aš vedu, aš ne jūs vedu. Ir net aš pati ne savęs nevedu. Aš pati savęs nevedu, nuveščiau. Kiekvieną sekmadienį vis į kitą kampą. Bet jis veda. Koks Dievas tavy? Koks Dievas? Šventoji dvasia. Tai ko tada? Tai ko tada nervinamės? Arba tai ko tada baiminamės? Arba tai kodėl užtveriam ir uždarom? Bijodami visko. Brangieji, kai pasiklausai
Dievą mylinčių žmonių, kada jie susiduria su situacijom, tikrai nelengvom, ar santykiai, ar sveikata, ir pasižiūri į jų veidus, pasižiūri į jų kalbas, verkti ir šauktis norisi. Baimių nuo iki. Visko bijo. Nueiti į kitą bendruomenę, kaip svečias, netgi bijo, kad nedaug Dieve velniai prilips. Juokaujam, brangiai, bet taip žmonės gyvena. Draugauti iš kitos bendruomenės ir su kitos bendruomenės žmogum bijo draugauti. Atgimė iš Dievo dvasios žmonės. Galbūt giminingos sielos, turinčios ko dalinti, mamos, vyrai, bijo, kad kažkaip suterš, paniekins savo bažnyčią. Jeigu mūsų bendruomenėje vyksta, tai aleliuja. Jeigu kitoj bendruomenėje koks seminaras, neisiu, nes prantat. Iš kito kampo, ne. Ar taip? Ir meldžiamės Kristaus kūną žemėje vienas. Bijom, ko? Ką pagalvos? Pastoriui nepatiks, giminai nepatiks, tam nepatiks. Nes kas gali, mano namai yra mano namai, bet į svečius aš nuvažiuoju ir ten, bet mano namai ir lieka mano namais. Aš neiškeičiu savo namų ir aš nesiruošiu keisti savo namų. A ko bijai nuvažiuoti į svečius? Ko bijai pabendrauti su žmonėmis? A ko bijai? O ką kalbu? Ir čia ne naujagimiai, bet čia yra tie Kristuje žmonės, kurie 20-25 metų. Tai koks Dievas? Kiek to Dievo? Kiek Dievo? Labai minimaliai. Ar toks žmogus į dangą, jis žinoma. Ar Dievas kažką keis? Nieko nekeis, jeigu jis nenorės. Ar į tokio žmogaus gyvenimą prasiverš Dievas? Drįstu sakyti, kad ne. O kam? Nes jam nereikia. Suprantat? Norim šito gyvenimo? Nenoriu, Dieve, nenoriu. Tu atėjai, tu numirei, tu dovanojai laisvę. Taip, aš mokinuosi toj laisvėj gyventi. Taip, apie kokią laisvę galvojam, čia visiškai net nekvėpia apie tai. Aš noriu gyventi toj laisvėj, kaip drąsus žmogus, kaip sąmoningas žmogus, kaip atpažįstantis Dievo vedimą savo gyvenime, kaip skleidžiantis tiesą, kaip tas, kuris veržiasi į tiesą. Iš kur ateina, man nesvarbu. Jeigu aš esu jo priežiūroje, o mes esame jo priežiūroje. Ir šiandien aš galvoju, kad bažnyčiai reikia šitą kampą labai stipriai. Bijom atiduoti daugiau, nes pasiliks, nepasiliks, turėsiu, Oi, neįsiu giliau, čia atskira tema. Tikėti, raštas sako, ką reiškia tikėti? Reiškia tai kurti. Kodėl? Nuo minties. Tu pradedi mąstyti, tu pradedi galvoti, tu leidi į širdį ir tu pradedi kurti vaizdelį. Supranti, kaip Dievas kūrė. Kaip Dievas kūrė. Dievas tai Dievas. O tu kas? Tu jo atvaizdas, tu jo kūrinys. Jeigu dar kitoj vietoj pažiūrėsim, kur Jėzus sako, jūs esate dievai, jau aš tai tyliau pasakau tą, kad kartais čia neįsipūstumėt. Kūrė Dievas, tarė žodį ir kūrė. Mes, kol tariam žodį, reik dar nemažai paminkinti, nes dar to tikėjimo. Bet mes esam kūrė, ką tu kūrė savo gyvenime? Ką kūrė? Ką mąstai, ką galvoji, ką leidai širdį, tą ir turėsi. Už 5 metų, už 10 metų. Turėsi. Pranašiškai kalbu. Tai pažiūrėk, ką kūrė. Tai turėsi. Ką tu manai apie savo gyvenimą, apie žmones, apie santykius, tas tampa tiesa. Ir žiūri, po 5 metų atvažiavo karutis su visais tais iš
matai, žodžiai buvo tik tai žodžiai, kaip skambantis simbolai, nes ten nebuvo tikėjimo. O vat ką kalbėjai iš širdies, matydamas save, o tas ir atvažiavo. Košmaras. O tas atvažiavo. Taip, po 5 metų, po 10 metų, o tas atvažiavo. Tai ir numirsiu, žinai, vienišas, nieks nežiūrės, vienišas. Nu, paskui, va taip visakiau, kad vienišas numirsiu. Nu, kaip galėjo būti? Nu, taip, tik ir galėjo būti. Nu, tas ir atvažiavo, ką kvietėjai. Kokį autobusą kvietėjai, toks ir atvažiavo. Žiūrėkit, ką kviečia. Aha. Nebus kitaip. Esame tai, kas galvojame, kas esame. Esame tai, kas galvojame, esame. Ko trūksta, pasakyk tau? Ko trūksta? Kokios malonės dovanos? Ar neišgelbėtas? Ar neaprūpintas? Ar nepamylėtas? Ar neapsaugotas? Tai ko trūksta tau? Ko trūksta? Pinigų. Kur dėsi tos pinigus? Turėjai, tai tik kvailys, suprantat, taip gali sakyti. Nu, kur dėsi? Kur panaudos? Nu, drąsos dirbti reikia. Vadinasi, eini tas vietas, kur bijai. Stovi ten, kur bijai. O kaip drąsa gims? O kaip? Supranti, malda eina irgi. Malda tik kai mes patys drąsinamės kambarėlį, o paskui darom veiksmus. O kaip? Viską taip. Kurkim gerą gyvenimą. Kurkim, prasideda nuo minties, nuo mąstymo. Ir tai nėra melas, todėl kad Dievas kalba tai apie save. Tai kalba apie tai, ką jis turi paruošęs. Sako, aš paruošiau tau gerą gyvenimą, aš sukūriau viską tavo geroviai. Aš tau sukūriau viską geroviai. Nu, ar to nepakanka? Ar tu jau galvoji, kad tavo mintis tai pranoks Dievo mintis, kad Dievas nesugebės niekaip išpildyti? Sako, aš sukursiu dėl tavęs. Jeigu to dalyko netgi nėra, aš, sako, netgi sukursiu dėl tavęs. Tai Dievo žodis, tai ne mano žodis. Ar galit pagalvoti? Nes Dievui, kokia problema? Atidavė savo sūnų už tave ir už mane, tai ką jis dar pagailės? Kažkokią skudurą tau? Kažkokios ten kledaro mašinas, supranti? Nesvarbu, kad jinai ten iš salonų išvažiavus. Suprant, kas tas, suprantat? Tik tai jisai žiūri vardan ko? Kam va tas, supranti? Ar tu tiki, ar tu žinai, ką su tuo daiktu daryti? Ar tu žinai, ką su juo daryti? Nes jeigu tu nusiperki kokią sportinį gerą mašiną, vyrai, ir važiuoju po miškus, ane? Po miškus, po griovius. Valau, tu nusipirkai sportinę mašiną, tai tavo trasa turi būti lygi, jokio negali, nes nusipirkai sportinę mašiną, nusipirkai džipą po laukus, po miškus, nu tai ir varai. Vat kur vyksta dalykai, suprantat, kol mes susivokiam, ko man iš tikrųjų reikia, kur aš žadu važiuoti, aš gyvenu kaime, ką man, kokią man mašiną, va tokią ir tokią mašiną reikia, aš gyvenu mieste, man reikia tokią mašiną, aš didmiestį gyvenu, man reikia tokios, kad visur galėčiau tilpti. Va kur vyksta, kol susivokiam, ko man reikia. Milijonų! Nu kam tu tas milijonas? Vėjai, supranta, Dievas į tokias maldas net neatsako, nu vėjų vėjai. Sako, yra poreikis, yra ir atsakymas. Yra poreikis, o poreikis jis yra tikras, va poreikis. Vat neturiu batų, suplyšo batai. Arba prie tos suknelės neturiu batų. Nu yra poreikis, Dievas sako, jokių problemų. Kad man lentynoje būtų 100 batų, noriu pasižiūrėti. Nu kam? Aš ateinu, pasigražėjau ir uždarau duris. Nu kam? Ar tai poreikis? Į poreikį yra atsakymas.
Vat surask poreikį. Koks tavo poreikis dabar? O tai melsimės. Koks tavo poreikis dabar? O dabar poreikis. Ir melsimės. Ir ateis atsakymas. Nes Dievas sako, į poreikį aš atsakau. Nes aš Dievas geras. Ir aš niekam nieko neužlaikau. Į poreikį yra atsakymas. Sako, kaip elgtis, čia yra Tesalonikiečiams tokia eilutė, sako, jūs žinote ir privalote elgtis, teisingai ten yra ir patikti Dievui. Aš tik tai norėjau akcentuoti tik tai žodį šitą ir patikti Dievui. Koks tu patinki Dievui? Ar esat pamąstę? Kas patinka Dievui? Kai tu darai, kai tu nedarai. Kas, va taip, jeigu vienu žodžiu reikėtų pasakyti, vat vienu, ne pamokslą, bet vat vienu sakiniu, vat kas yra tai? Kas patinka Dievui tavyje? Kada vaikai džiaugiasi, kada jie laimingi. Nu, tėvui, kas gali daugiau patikti? Jis yra tėvas. Ir jis žiūri, kas gali, kada laimingi vaikai, kada džiaugsmingi. O, vargelį, vargelį, o, vargelį, vargelį. Ir tėvas žiūri, turintis viską, nu kaip jam tą nešti, kaip jam kada šustų. Tėvui patinka, kada tu laimingas, kada tu džiaugsmingas, kada tu ramybėje. Štai kas tėvui teikia džiaugsmą. Nelaimingas, a tai kodėl nelaimingas užduodi savo? Aš nelaiminga. Gerai, kitas, a kodėl tu nelaiminga? Ko tau trūksta? O dabar Dievas, viešpatie atleis, bet aš pabūsiu dabar Dievu. Kodėl tu nelaiminga, Irena? Kodėl? Ne, kodėl? Ar pagauta tane kampą? Tuo visokių išsisukinėjimų? Ne. Kodėl tu nelaiminga? Esmė, kodėl? Ir tu patikėk manim, prieisi prie to šaknies, kad neturi priežasties būti nelaimingu. Nuoširdžiai eisi ir atsakymas bus, kad tu neturi ir aš neturiu priežasties būti nelaimingu. Nuoširdžiai einam, nes mus užpudrina, nelaimingas, aš toks vargšas, nes ir vyras nedavė to, žmona nedavė to, o iš tikrųjų, neturiu priežasties būti nelaimingu. A tai kodėl? Tai nesireiškia, tai reikia praktikuoti, tai reikia lavinti, tai turi tapti įpročiu, iš tų rūpintujėlių, lietuviškų susirūpinimų, pereiti į Dievo vaikų, kuris džiaugiasi. O ko džiaugiasi? Todėl, kad tėvas danguj, todėl, kad jis viską valdo, todėl, kad jis numatęs man likimą turi gerą, todėl, kad viskas bus pagal jo valią, susidursiu su sunkumais, bet jis padės man, verksiu, nuverksiu, bet ir džiaugsiuos, suprantat, visą paletę. Tai neturi priežasties būti nelaimingu, o tu užsirašyk savo. Ir jeigu esi niurgzlys ir mėgstantis ėsti savo gyvenimą, dideliom raidėm užsirašyk. Neturiu priežasties būti nelaimingu, neturiu, nes taip nusidedu Dievui. O dar užsirašyk. Nu, kad būtų taip jau aiškiau. Nes taip tu paniekini Dievą, paniekini Dievo auką, ką jis padarė. Ot koks žodis, viešpatie geras, ačiū tau, Dieve. Kiek apšvietimo. Čia matyti, vienai man. Ne. Suprantat, ir ką raštas sako, ir ko mes buvom išmokinti, arba ko, kad religija ko moko. Neliesk, neragauk, neimk. Ir vėl čia, va čia, ranką pakėliau, 2 pakėliau, 3 pakėliau, kiek. Tai gal gana bažnyčia, gal gana. Aš esu laisvas Kristuje, kuris mane išlaisvino. Ir aš žinau, ką su tą laisvę daryti. Brangiai, mes žinom, ką su tą laisvę daryti. Mes puikiai žinom, ką su tą laisvę. Nes Kristaus meilė manyje, Kristaus meilė apšviesdama ir vesdama mane moko. Ir aš žinau, ką su tuo daryti. Jūs žinot, ką su tą laisvę daryti.
Mažutėliam tokių dalykų nekalbam. Bet jūs esat brandus, jūs žinot, ką daryti su tą laisvę. Kur ją naudoja? Ignoruojant pabaigai, pasakysiu porą eilučių, sako, ignoruojant pokyčius, gyvenimas, aš jau pradžioje čia sakiau, gyvenimas tampa statiškas, o gyvenimas yra dinamiškas, nuolat besikeičiantis. Tavo ir mano gyvenime taip pat. Mes nesam išimtis. Tu ir aš, mes gyvenam žemėje, mes gyvenam tarp žmonių ir Dievas mumise ir jisai nuolat keičia save. Ką jisai sako, ar jis gali visas apsireikšti tau, ar įmanoma sutalpinti. Jeigu tiek kartų reikia, 4 kartų, kad Dievas galėtų save apreikšti. Todėl kiekviena diena yra nauja. Kiekviena malda yra kitokia. Kiekvienas šlovinimas ir tavo priėjimas prie Dievo yra vis kitoks. Kartais tu eini švilpaudamas, o kartais galvą nulenkęs. Kartais vos kojas atvilkęs, o kartais suprantat. Štai yra gyvenimas su Kristumi. Ir tokį gyvenimą mums Dievas sakė gyventi. Ir į tokį gyvenimą aš kviečiu ir save, ir mus visus. Gyventi tokį gyvenimą, kuris kvepia. Tau pačiam kvepia, tau pačiam saldu ir kitam saldu. Tu pats kaip Viešpatie, aš paėmiau viską. Ką man davėjai, aš paėmiau ir aš naudojau viską. Su viskuo. Nes ir čia buvai tu, ir čia buvai tu. Ir į kairę, kai jau buvai tu, mane vedėjai, ir dešinį. Ir kai sustabdėjai mane, ir kai liepėjai eiti. Suprantat? Čia to mes mokinomės, bet koks šiandien man šauksmas, neuždarykim savo širdies. Nesakykim Dievui, man gana. Nesakykim Dievui, kad aš viską žinau ir jau man taip ir numirsiu. Nesakyk. Dievas dar savęs net neapreiškė, nei tau, nei man. Tiesiog per mažai metų nugyvenom. Per mažai metų su Dievu pragyvenom. Todėl nesakykim.